Labadiena visiems. Šį vakarą susirinkę į tokią gražią ir jaukią popietę, juolab, kad šiandien yra Švento Valentino diena, meilės diena. Ir yra gera proga pakalbėti apie mūsų svajones, apie mūsų kitokį gyvenimą ir galimybės, kurias galėtume išnaudoję pakeisti savo gyvenimą iš esmės. Mano vardas yra Sonata, aš esu kompanijos Tiens konsultantė ir šiandieną kviečiu pusvalandį draugė su manimi praleisti kartu ir tiesiog daugiau sužinoti apie tai, ką šiandieną norėčiau jums pristatyti. Na ir pradėsime nuo pirmosios skaidrės, kurioje jūs matote užrašą, apie ką svajoja. Paprastai dauguma žmonių galvoja, jog svajoja tik tai vaikai. Suaugę žmonės svajoja tik tada, kai nori pabėgti nuo kasdienybės, nuo juos supančių rūpesčių. Netgi yra tokia susiformavusi nuomonė, jog paprastai svajoja lengvabūdžiai. Aš esu tas žmogus, kuris nuo vaikystės svajojo dirbti mėgstamą darbą, būti reikalinga kitiems, gyventi darnioje ir laimingoje šeimoje ir turėti nuosavą verslą. Apie ką svajojate jūs? Kokios yra jūsų svajonės? Tiesiog galite, dabar ir susimastyti. Paprastai daugumos iš mūsų svajonės yra arba tokios pačios, arba jos paprastai sutampa. Kiekvienas iš mūsų norime gyventi gražiuose namuose, dirbti mėgstamą darbą, daugiau laiko praleisti su šeima, jaustis sveikais, laimingais, gražiais žmonėmis ir aišku turėti tvirtą pagrindą po kojomis. Kodėl vieni žmonės apie ką svajoja, turi, o kiti ne? Nejau tie žmonės, kurie svajoja, jie turi daugiau laiko, nei 24 valandas per parą. Nejau tie žmonės yra sėkmingesni už kitus. Iš tiesų tiesa yra viena. Juk visas mūsų gyvenimas tai yra pasirinkimų rezultatas. Mes renkamės įgyti vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą. Mes renkamės dirbti samdomą darbą ar susikurti darbo vietą pačiam. Galiausiai mes renkamės būti sveikais, priimti už tai savo asmeninę atsakomybę, ar visą tai perkelti ant jūsų pečių. Šiandieną šis pusvalandis, kurį jūs skyrėte savo, tai yra teisingas jūsų pasirinkimas, kad jūs galėtumėte, savo gyvenimą pakreipti kiek kitokią linkmę. Tiesiog čia ir dabar. Jūs turite tas galimybės daugiau sužinoti apie pačią kompaniją Tiens, apie jos vykdomas veiklos kryptis, apie gaminamą produkciją ir galiausiai planą padėsiantį jums suvaldyti savo gyvenimą ir jį pakeisti iš esmės. Šioje skaidrėje jūs matote civilizacijos pasekmes. Tuos sunkumus, su kuriais susidurime mes kiekvienas. Tai yra patiriamas stresas darbe, krūvis ar ne, kuris iš mūsų atima ką brangiausią turtą sveikatą ir veda į lėtines ligas. To pasekoje mes greičiau senstame, tampame vieniši, nereikalingi ir mus iš tiesų apima tas vienišumo jausmas. O aplinkos tarša yra ta civilizacijos rykštė, su kuria kiekvienas iš mūsų susidurėme. Bet negalima numoti ranką ir sakyti, jog nuo mūsų niekas nepriklauso. Tai yra netiesa. Lygiai prieš 4 metus apie tuos sunkumus, kuriuos ką tik išvardijau, aš pati patyriau juos asmeniškai. Dėl per didelio tempo darbe aš susirgau lėtinę autoimuninę ligą. Aš negalėjau grįžti į darbą, buvau visiškai priklausoma nuo vaistų, nuo gydymo ir mano gyvenimas visiškai pasikeitė. Ir ta graži, šviesi ateitis man buvo tapusi tolima svajone. Ir tik kompanijos Tiens dėka aš šiandieną dalinuosi kito gyvenimo pavyzdžių ir modelių. Šiandien esu sveikas ir laimingas žmogus ir noriu laimingais padaryti kitus. Kas yra sėkmė? Kaip jinai yra apibrėžiama verslo pasaulyje?
Verslo guru Peteris Druckeris tiesiog viename iš savo veikalų sėkmę apibūdina taip. Juk pirmiausia, tai yra nekonkuravimas gaminiais, o pasirinktų verslo modelių. Atrodo tiesa lyg tai ir labai paprasta. Kas čia turima yra omenyje? Tai yra tiesioginis pardavimas, kuomet gamintojas ir vartotojas bendradarbiauja tiesiogiai, kuomet yra atsisakoma tarpinių grandžių. Vadinasi, kiekvienam iš mūsų atsiranda papildoma nauja galimybė šalia turimo samdomo darbo turėti papildomas pajamas arba pasinaudojus konkrečiu verslo planu susikurti savo nuosavą verslą ir pakeisti savo gyvenimą. Šis veiklos modelis, kokie yra tiesioginio pardavimo pranašumai? Jeigu mes kalbėtume apskritai apie verslą, tai jį pirmiausia įsivaizduojame kaip su labai didelė rizika, su labai didelėm pradiniam investicijom, įnašu. Čia yra kiek kitaip. Tai, kas jums yra reikalingiausia pradinėme etape, tai yra jūsų laikas ir jūsų pastangos. Tai yra pagrindinis kapitalas. Šis verslo modelis tinka kiekvienam. Sėkmė priklauso nuo jo paties, kaip jisai greitai ją nori pasiekti. Jūs nebeturite to viršininko, kuris yra įsivaizduojamas samdomame darbe, nes viršininkų tampate pats savo. Darbo dieną planuojatės jūs pats. Aš norėčiau išties trumpai aptarti patogią bendradarbiavimo sistemą, kaip jinai yra išties suprantama, suvokiama. Pirmiausia, jūs pasirinkę šį veiklos modelį savo verslo kūrimui, turite visokeriopą pagalbą iš pačios kompanijos, iš agentūros, kuriai priklausote. Jūs turite asmeninį mokytoją ir tiesiog galite augti, tobulėti, keistis ir pasirenkant tam tikrą kryptį, tiesiog gerinti savo gyvenimo kokybę. Ne tik gaminiais, kuriuos pati kompanija gamina, bet ir sukurta sistema, kuri gali leisti turėti savo nuosavą verslą. Nes dauguma iš mūsų bendraujant tiesiog tai ir pripažįsta, kad tai yra mano svajonė, bet turėti tą savo verslą, tik kaip jį susikurti ir nuo ko pradėti. Paprastai šį veiklos modelį renkasi tie žmonės, kurių vertybės pirmiausia sutampa su kompanijos matymu, filosofija, ar ne. Kompanijos tiems išties misija yra aprūpinti klientus visame pasaulyje kokybiškais gaminiais, iš tikrųjų padaryti tą visuomenę sveikesnę, kad įsivyrautų tą harmoniją. O pati verslo filosofija kalba apie tai, kad tarnauti visuomeniai gražinant žmonijos sveikatą. Šitą sakinį galima netgi pratęsti, nes kompanijos tiems įkūrėjas, leading Janis, yra davęs žmonijai ir kitą pažadą, tai yra pagerinti apskritai pačią švietimo sistemą visame pasaulyje. Ir 2018 metais aš tiesiog netgi įvardinsiu vietą, kurioje atsidarys naujas universitetas, kuriame gali mokytis visi norintys iš viso pasaulio žmonės ir jų įgytas išsilavinimas galios visame pasaulyje. Be to pati kompanija garantuoja ir pragyvenimą, ir išties įsitvirtinimą. Apie šitą žmogų galima kalbėti labai daug ir aš tikiuosi, jog po mano pranešimo jums bus smalsu sužinoti dar daugiau ir jūs tai galėsite padaryti. Pirmiausia, tai yra žmogus, ne iš nuotraukos, tai yra žmogus, su kuriuo man ne kartą teko matytis tarptautinėse konferencijose. Iš tiesų bendrauti su juo aptariant verslo reikalus, išties klausyti jo pranešimų, tai yra nuostabus žmogus, kuris savo tikėjimu kitais, savo matymu ir išties užsibrėžtais darbais padaro viską, ką pasako. Tai yra žodžio žmogus. Aišku, žinant, kad tai yra kompanija iš rytų, kad tai yra apskritai iš Kinijos ar ne žmogus verslininkas, tai vien tas žodžio laikymasis čia yra nerašytas įstatymas.
ką pasako, tą ir padaro. Ir tarkim, tai yra per 19 metų verslo pasaulyje žmogus tapęs legenda. Jūs suprasite kodėl. Nes, tarkim, vienas iš tų tokių faktų, kurie yra paminėti čionai, jog jisai užima 14 vietą Kinijos labiausiai ekonomikai nusipelniusių metų žmonių 30-tuke. Tai yra žmogus, kuris labai daug pinigų yra išdalijęs labdarai, apie 200 milijonų JAV dolerių. Ir, Kinija yra pakankamai toli, Lietuva tikrai nuo Kinijos yra labai toli. Tai įsivaizduokit, šitas žmogus duoda labdarai Lietuvai. Tiesiog suranda žmonės, vaikus, kurie reikia pagalbos, ar ne, kurie serga arba turi kažkokių problemų. Tai praėjusiais metais Klaipėdos vaikų globos namai, tenai yra vaikai su negalia, kurie yra ir palikti tėvelių. Tai jie taip pat gavo paramą iš kompanijos ir visus metus jie vartojo kompanijos gaminamus produktus, jie turi iš tiesų akivaizdžių rezultatų. Ir tai nėra vienas iš tų tokių žingsnelių, ką prezidentas dėl mūsų daro. Pati kompanija, tai yra Tiens Group arba Tiens įmonių grupė, jinai yra, matote, išsiplėtusi po visą pasaulį, tai yra daugiau nei 190 šalių. Lietuvoje kompanija veikia daugiau nei 11 metų, jinai Lietuvoje veikia legaliai. Tai yra kompanija, kuri dirba be jokių skolų ir kiekvienais metais, iš tiesų jų pelnas, jų apyvartos nuolatos auga. Tai yra todėl, kad yra išties labai teisinga politika. Tiesiog tie žmonės, kurie priima sprendimą sveikatintis, jie tiesiog dalyvauja lojalumo programuose ir už tai jie gauna konkrečią naudą savo, kad gali pirktis ir pigiau ir turėti tam tikrą naudą. Dar norėčiau pasakyti vieną tokį faktą, kuris mūsų rinkoje, aš manau, yra labai svarbus. Paprastai mes turime susiformavusi požiūrį apie rytų šalis. Kinija vėlgi yra viena iš tų šalių, kuomet mūsų žmonės turi dviejopą požiūrį į šitą šalį. Taip, yra tam tikrų klausimų, ar visa tai yra kokybiška, ar tai yra efektyvu ir panašiai. Tai apie šitą kompaniją noriu pasakyti vieną sakinį. Tai yra valstybinė kompanija. 51% Kinijos akcijų šitos kompanijos priklauso Kinijos vyriausybei. Todėl išties tai, kas yra tiekiama, tai, kas yra gaminama, tai yra išties gaminama labai su didelė kontrolės sistema ir panašiai. Žodžiu, toj vietoje mes galime būti saugus ir ramūs, kad produkcija yra saugi ir veiksminga. Pati kompanija turi Tiens tarptautinį sveikatingumo industrinį parką. Iš tikrųjų, čia parkas neturintis analogų visame pasaulyje. Tai yra tos didelės Tiens šeimos visų konsultantų pasididžiavimas. Čia jūs matytumėte, važinėdami po šitą parką, ne tik administracinės patalpas, gamybinės patalpas. Čia mes turime išties tą kitą infrastruktūrą, tai yra ir banketų centrai, ir mokymų centrai. Tam, kad jūs truputėlį galėtumėte įsivaizduoti, kas ten yra, aš trumpai jums papasakosiu. Išties, pirmiausia, šitame Tiens tarptautinėme sveikatingumo centre, parke, yra teikiamos pačios naujausios, pačios pažangiausios sveikatos vadybos paslaugos. Kas čia turima omenyje? Išties yra atliekami diagnostiniai tyrimai, kurie niekur kitur yra nedaromi. Čia netgi onkologija yra nustatoma ląstelinėme lygmenyje. Čia yra dirbama su kamieninėmis ląstelėmis. Čia išties yra vystoma visai nauja šaka kaip sveikatos turizmas, kuomet žmonės tiesiog atvažiavę aplankyti egzotiškos šalies kaip Kinija, tiesiog tenai pakeliavę gali ne tik įvertinti savo sveikatos būklę, bet ir grįžti 10-15 metų jaunesni. Nes, pati sveikatos koncepcija tai yra būtent ta stiprioji pusė, nes tai yra rytų medicina, tai yra kinų medicina. Čia mes turime vėlgi analogų neturinti vieną tokį faktą, jog čia yra viešbučiai,
7 žvaigždučių. Na, tai, kad mes pasaulyje turime ten 3-5 žvaigždučių, viskas yra tvarkoje. Čia industrinėme parke jūs atvykę galite apsistoti 7 žvaigždučių viešbutyje. Kas čia turime omenyje? Tiesiog su mūsų kompanija bendradarbiauja tų didžiųjų šalių vadovai ir jie atvykę į tą 7 žvaigždučių viešbutį Haitang, tiesiog būtent prezidentai jame ir gali apsistoti. Tenai yra ir 90 ministerijos lygių svečių priimamųjų vietų. Vėlgi čia yra viskas apgalvota. Čia mes galime atskristi ir lėktuvu, jis yra lėktuvų stovėjimo aikštelė. Čia mes galime palikti savo ir jachtą, prabangiame jachtų klube. Bet kiekvienam iš mūsų čia yra išties kur paganyti akis, nes čia yra ir sveikatos vandens parkas, ir ekologijos sodas. Netgi yra tam, kad žmonės atvažiavę iš viso pasaulio jaustųsi kaip namuose, tai yra atsižvelgiama į visas kultūras. Ir čia mes randame netgi architektūrinius stilius, kurie atitinka atskiras šalis. Tai mes iš tiesų atvykę čia rasime imperatoriškuosius rūmus, čia mes rasime Napoleono rūmus, kurie yra kaip viešbučiai ar ne. Čia yra netgi baltųjų rūmų analogas. Na, iš ties tokia graži pasaka, gražus iš ties industrinis parkas, bet į šitą būtent parką, į šitą centrą mes kiekvienas galime nuvykti kaip į savo namus. Ir kuomet iš ties atvažiuoja kompanijos prezidentas, jisai visada taip ir akcentuoja, jog kiekvienas iš jūsų esate čia laukiamas kaip savo namuose. Čia jūs matote administracinės patalpas. Vėlgi, kadangi čia yra Kinija, čia galioja visi feng shui principai ir visi kiti dalykai. Tai vėlgi niekur nėra kampų, tą jūs turbūt irgi pastebėjote. Pastatas administracinis, taip kaip jis atrodo, jis primena taip pat skraidantį drakoną. Ir jūs užėję į jo vidų, tiesiog žengdami žingsnį po žingsnio, tiesiog susipažįstate su visa kompanijos istorija, jūs tiesiog žengiate muziejumi. Tiesiog kiekvienoj plytelėj kažkas užsidega, tiesiog, turite dar laiko daugiau apie kompaniją sužinoti. Čia yra pagrindiniai vartai, pro kuriuos įžengia jūs ir, esate jau šiame didingame industrinėme parke, matote. Juos prie vartų stovi ir jūs pasitinka 2 didžiuliai liūtai, kurie turi jauniklius liūtukus. Liūtas yra pasirinktas neatsitiktinai, tai yra kompanijos simbolis ir, kaip ir herbas, kuris ant vieno sparno neša būtent sveikatą, o ant kito sparno neša tą gerovę. Iš ties tie maži liūtukai tarsi simbolizuoja tą paplitimą po visą pasaulį, ir kad esame kiekvienas iš mūsų įsivaizduojami tokiais liūtais. Kaip ir minėjau, pati kompanija, iš ties turi keletą veiklos krypčių, vystymosi grandžių. Ir čia jūs matote, kas būtent ir yra TIENS įmonių grupė. Tai vienas iš tokių prekinių ženklų, kad būtent yra TIENS, kada yra gaminami maisto biologiškai aktyvūs papildai. Mes turime bioinžinerinius prietaisus, skirtus taip pat namam. Tai yra odos priežiūros gaminiai, kosmetika, ir namų apyvokos gaminiai su visai kitų pavadinimų dydžio. Tai yra moterim labai svarbu, tvarkyk namų darbus paprasčiau, žvelk į tai paprasčiau. Aš šiandieną norėčiau aptarti ir pristatyti tą biologiškai aktyvių maisto papildų šaką trumpai. Ir šioje skaidrėje jūs matote vieną iš tokių sakinių, ar ne, kad yra teisinga pramonės šaka. Jeigu aš šiandieną jūsų paklausčiau tiesiog vieno klausimo, kaip jūs manote, ar papildai yra skirti tik tai sportininkam ir mamoms? Kaip jūs manote? Ar dar neturite jokios nuomonės? Man atrodo, nebūčiau. Iš tiesų, būsiu atvira jums ir pati kažkada lygiai taip pat mąsčiau,
Na, tarkim, papildai yra tiem žmonėm, kurie juos išeikvoja. O tarkim, na, šalia maisto vartotinų liktai viską gauname ir su maistu. Tai šioje skaidrėje mes matome šių dienų pasaulinės sveikatos organizacijos statistiką ir matote, kad viso pasaulio žmonės yra sudėlioti į 3 grupės. Tai yra sveiki žmonės, sergantys žmonės ir iš dalies sveiki. Kaip bebūtų keisčiausia, bet ta grupė iš dalies sveiki sudaro daugiausiai žmonių. Ir paprastai, kuomet mes bendraujame su įvairiais žmonėmis, jie net ir nežino, ar jie yra sveiki, ar jie yra sergantis. Nes, na, kas yra sergantis žmogus, tai tas žmogus, kuris lankosi gydymo įstaigose, kuris išties vartoja vaistus, kuris turi diagnozę, taip viskas aišku. Na, visiškai sveikas žmogus, vėlgi tai yra ne tik žmogus su savo sveiku kūnu, bet tai yra ir dvasinė jo sveikata, ir kaip jis geba adaptuotis darbinėje aplinkoje, kaip jisai miega ir panašiai. Tas procentas yra išties labai mažas, nes vėlgi atlikus laboratorinius tyrimus, juose taip pat neturi būti jokių nukrypimų. Tai vadinasi, didžiąją tą dalį žmonių sudaro tie 75 procentai, kurie jaučia tam tikrus signalus, bet tiesiog dėl žinių trūkumo, na, į juos laiku nesureaguoja. Tai yra normalu, nes išties mūsų kultūroje mes nesame mokomi profilaktikos. Mes esame mokomi vieno labai paprasto dalyko, jog į gydytojus reikia kreiptis tuomet, kada mums jau yra labai blogai. Kada jau nebeatsikeliame iš lovos, kada jau reikia imti nedarbingumo lapelį. Ir tarkim, tie žmonės sako, na, man dažnai genda dantis, man slenka plaukai, man keičiantis oram maudžia nugarą, sąnarius. Aš išties, na, neišeinu kiekvieną dieną į tualetą. Bet tai nėra problema, kuri, na, neleistų toliau dirbti, taip? Tiesiog žmonės eina su tuo ir sako, ir mes paprastai kaip ir nubraukiam tą dalyką, sakydami, o ką norėt? Taigi iš tiesų normalu, bet mano kolegė iš viso kiekvieną dieną galvą skauda, jinai ir vaistus geria, o man tai dar neskauda. Ir iš ties pati kompanijos filosofija ir koncepcija yra labai paprasta. Kompanija sako, jog biologiškai aktyvūs maisto papildai yra reikalingi visom toms 3 grupėm žmonių. Kodėl? Kad tie sveiki žmonės ir liktų sveikais, kad tie žmonės, kurie yra sergantis, pagerintų savo išties sveikatos būklę, ar ne, ir jaustųsi geriau, o tie žmonės, kurie yra priešlygės būsenoje, pereitų į kurią pusę? Į tų sveikų žmonių pusę, kad išlyginti. Nežiūrėkite, rytų filosofijoje yra tos svarstyklėlės, ar ne, ta manada, ta juoda balta, ar ne, o čia mes matėme 3 grupelės. Ir jie tai profilaktikai išties siūlo tokius 3 žingsnius, atrodo iš pirmo žvilgsnio labai paprastus, labai gyvenimiškus. Tam, kad mes išties galėtume save pasveikatinti, tai kaip ir pirmiausia namus mes turėtume juos išsivalyti, taip po to nusipirkti kažkokių gražių daiktų ir tiesiog juos taip sudėlioti, kad būtų malonu tuose namuose gyventi. O apie savo kūną mes paprastai visai pamirštame. Tai dabar norėčiau sustoti ties pirmuoju žingsneliu, būtent ties valymosi. Ir čia jūs matote šioje skaidrėje, na, eilę produktų, kurie valo mūsų organizmą, valo kepenis, valo žarnyną. Bet aš šiandieną norėčiau pristatyti vieną iš produktų, tai yra chitozaną, kurio pavadinimą turbūt esate ir girdėję, ar ne? Tai yra būtent iš šviežių krabų kiautų išimta veiklioji medžiaga chitinas. Šiai dienai tai yra vienas iš tų produktų, kuris vienu metu valo, na, pačias nešvariausias mūsų organizme vietas, tai yra žarnyną ir kepenis. Galiausiai tai yra, na, ta puikiai priemonė ir alternatyva žmonėm, kurie stovi eilėse keičiant klubo sąnarius, nes valant kepenis, pačios kepenis tiesiog pradeda gaminti gliukozaminą, chondroitiną, tai ką paprastai žmonės perkasi ir dedasi save. Ir išties pradeda tvarkytis jų problemos, nes sutepa sąnarius, na, išties tas visas kaulinis, kremzlinis audinys, jisai pradeda atsinaujinti. Tie žmonės, kurie mes jį vartojame ilgėliau, tai, na, išties neįsivaizduojame gyvenimo be šio produkto.
nes apsinuodijus maistu, apsinuodijus kažkokiom pavojingom cheminėm medžiagom, šiuolaikinė mūsų rykštė tai yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, nes chitozanas vartojamas kartu su antilipidinė arbata, jisai valo viską, kas yra vamzdelio formos, vadinasi, suriša nereikalingus riebalus prie ląstelių prilipusius tuos lipidus ir turime tikrai gerų rezultatų. Žmonės, kurie derina šiuos produktus, nebeturi kraujospūdžio. Išties chitozanas yra puikiai lieknėjimo priemonė, nes jisai suriša išties nereikalingus riebalus ir apskritai visus toksinus ir šlakus išveda iš organizmo fiziologiškai, neišderindamas būtent tos mūsų mikrofloros. Antras žingsnelis tai yra būtent organizmo papildymas. Ir aš šiandieną norėčiau pakalbėti apie dievų dovaną, apie grybą, apie kurį galbūt ir esat girdėję, tai yra kordycepsas. Tai yra tas natūralus antibiotikas, kuris yra puikiai alternatyva kiekvienam iš mūsų peršalus, susirgus, tai yra antinkščių prohormonas. Šio produkto dėka aš susigrąžinau savo sveikatą, nes aš sergu autoimuninė liga, aš neturiu skydliaukės ir kodėl taip atsitiko, dėl tam tikrų imuniteto išsiderinimų, tiesiog mano organizmas sunaikino skydliaukės audinį ir tas imunitetas nuolat svyruoja ir toliau vyksta tam tikri griuvimo procesai. Tai kordycepso dėka man pavyko būtent tą išprotėjusį imunitetą suvaldyti. Mano skydliaukė šiuo metu atauginėja ir aš būtent šio produkto dėka netgi galėjau pastoti ir išnešioti antrą vaiką. Kordycepsas yra puikiai priemonė žmonėm, kurie kenčia nuo inkstų įvairių ligų ir tos pačios inkstų akmenligės ir dažni šlapimo pūslės takų uždegimai. Žmonės, kurie turi ginekologinių ir urologinių problemų. Kaip mes sakome, išties produktas numeris 1, kuris padeda čia ir dabar, ar mes būtume vaikas, ar mes būtume suaugęs žmogus, ar mes būtume vyresnio ir brandaus amžiaus senjoras. Ir kaip mes organizmą sustipriname. Iš tų produktų, kuriuos jūs matote, yra išties paimtas aptarimui biokalcis. Išties biokalcio rinkoje nėra kaip ir, tarkim, skirtingų tų kalcių. Išties kompanijos Tiens biokalcis, jisai yra neturintis analogų, jisai ir yra biokalcis. Pirmiausia, tai yra jo pats apdorojimas, įsisavinimas ir būtent formulė, kad tai yra ionizuotas kalcis, nemolekulinis kalcis, kad jisai neturi jokio šalutinio poveikio. Ir vėlgi, tiem žmonėm, kurie kenčia nuo nugaros skausmų, tie žmonės, kurie turi stuburo išvaržas, aš vėlgi kalbu apie save, aš turiu 3 stuburo išvaržas ir man nėra padaryta jokia, iš tiesų operacija ir būtent chitozano, biokalcio ir kordycepso dėka galima gyventi pilnavertį gyvenimą ir savo organizmą atstatinėti. Aš iš ties neįsivaizduoju apskritai šių dienų mūsų režimo ir mitybos be šio produkto, nes jo trūksta iš ties labai daug, mes su maistu jo labai mažai gauname, todėl ir turime tiek daug alergijų, tiek daug problemų su dantimis, vaikai yra neramūs arba yra tie naktiniai šlapinimaisi į lovytę. Mes turime išvis unikalų pavyzdį, apie kurį kalba žmonės infocentre, kuomet išties 2 mėnesių kūdikiui buvo pasiūlyta operacija, kadangi buvo refliuksas, ar ne? Tiesiog tas vožtuvėlis neužsidaro, būdavo dažni atpilimai. Nes išties mūsų visas organizmas tai yra raumuo, nes kalcis ir širdžiai reikalingas ir viskas pas mus yra raumenų pavidalo. Tai tiesiog ta mergaitė pagėrė 2 mėnesius kalcio ir mes jau ją šiandieną turime, jinai rytoj švęs 2 metų gimtadienį. Ir išties džiaugiamės tėvų priimtų sprendimų, kad jie patikėjo mumis ir turi tą rezultatą. O apie patį kalcį išties galima dar daugiau
sužinoti ir jeigu bus įdomu, mes galėsime po to aptarti. Na ir iš ties aš minėjau kitą dalyką, jog pati kompanija turi paruošusi, būtent, matote, sėkmės dubliavimo sistemą, aš ją įvardinčiau galbūt kiek kitaip, kada žmogus tiesiog nusprendęs ir skyręs tam laiko, tarkim 6 mėnesius, jisai gali užsidirbti konkrečią pinigų sumą, kurią jūs dabar pamatysite skaidrėse, darydamas tam tikrus žingsnius, būtent 7 mėnesius. Ir Lietuvoje šiuo metu yra rengiama žmonių grupė, yra renkama komanda ambicingų žmonių, kurie norėtų tai pakartoti ir per būtent 7 mėnesius paimti iš kompanijos tai, ką kompanija dabar siūlo duoti. Vėlgi, mes peržvelgę būtent kompanijos kryptis ir tai, ką jinai daro, tai priimame tokį sprendimą, jog savo organizme reikėtų pasidaryti kapitalinį remontą, apie ką aš ir minėjau, ar ne? Tai pirmiausia, reikėtų organizmą išsivalyti, pasipildyti, subalansuoti jį. Ir mes iš ties galime į tai investuoti 300 eurų, kas pas mus karjeriniais laipteliais žiūrint, tai būtų 3 žvaigždės. Čia yra to būtent verslo pradžia, verslo platforma ir už tai, kad jūs tai padarote, kompanija iš ties jums duoda tokią paskatą dar daugeliu kitų dalykų. Pirmiausia, jūs nuo kiekvieno savo pirkimo kitą mėnesį gaunate atgal 20% ir šitą nuolaidą lieka, jūs galite tą nuolaidą tik tai didinti. Žmogus, kuris iš ties padaro būtent tą tokią investiciją į save, jisai gauna dovanų $20 premiją ir jisai gauna 3 šansus dalyvauti loterijoje kelionėms. Kelionės yra Kinija ir Budapeštas. Ir Nica tiesa dar yra kelionė. Ir ką dar noriu pasakyti ties šią skaidrę. Iš ties įdomu yra tai, jog kiekvienas žmogus, kuris pasinaudoja šią unikalią galimybę, jisai gali ne tik pasidaryti gerą sau, bet ir gauti, iš ties iš kompanijos dovanų ir gauna būtent nemokamą registraciją arba kitaip tariant tą nuolaidų kortelę, kuri paprastai kainuotų 15 eurų. Antrą mėnesį tas žmogus savo gautų rezultatų nusprendžia pasidalinti su 4 savo draugais. Ir tie jo draugai pakartoja tą patį. Tai yra, nusiperka už 300 taškų kiekvienas iš jų. Kas iš to jums? Jūs kilate karjeros laiptais, jūs tampate 4 žvaigždučių konsultantų, jūsų nuolaida asmeninė, jūsų tolimesniems pirkimams yra 24%. Matote, jūs ir toliau dalyvaujate loterijoje, ir matote, jūs mėnesio komisiniai arba kitaip tariant mėnesinė išmoka, kurią jums kompanija išmoko už konkrečiai atliktą darbą. Dabar pasižiūrėkime, kaip keičiasi jūsų situacija ir augimas 3 mėnesį. Matote, jau jūs iš 3 žvaigždučių konsultantų tampate 5 žvaigždučių konsultantų, o juo tampate todėl, kad po jumis, tie 4 draugai padaro tą patį, ką ir jūs padarėte su savo draugais. Tiesiog pasidalina tą turimą informaciją ir tiesiog su 4 žmonėmis pakalba apie savo rezultatą ir tie žmonės tiesiog padaro tą patį. Jūs sudalyvaujate kitoje motyvacinėje programoje, matote, jūs gaunate 300 JAV dolerių išmoką plus mėnesinė išmoka jūs gaunate tokią. Vasario 7 dieną mes turėjome Vilniuje tarptautinę kasmetinę konferenciją ir, iš ties į sceną lipo nemažai lietuvių, kurie būtent atsiėmė už tą greitą tokį augimą, tokias piniginės išmokas. Ketvirtą mėnesį, matote, jūsų karjera taipogi keičiasi, o dubliavimo sistema lieka tokia pati. Tiesiog tie patys 4 žmonės, Tik tai keičiasi jūsų piniginė išmoka, nes jūs jau tampate ir kitos kvalifikacijos žmogumi. 6 žvaigždučių konsultantas savo nuolaidą asmeninę turi
2 procentus ir vėlgi žiūrėkite, pagal vieną iš motyvacinių programų už tą greitą augimą jisai gauna jau $800 JAV premiją ir jo mėnesinė išmoka yra tokia. 5 mėnesį. Nes mes peržvelgsime būtent 7 mėnesius, kurie yra. Matote, jūsų kvalifikacija taipogi keičiasi ir piniginė išmoka. Jūs info centrų galite naudotis ir tenai pasakoti, išties savo rezultatą, tuo pritraukdami kitus žmonės. Na ir galiausiai 6 mėnesį jūs matote, kad jau tampate 8 žvaigždučių konsultantų. Tai yra kaip ir karjerinės tokios lubos, paskutinis tas laiptelis, nuo kurio mes galime siekti tarptautinės karjeros. Na ir 7 mėnesį, sudalyvavus motyvacinėse programuose, matote, išmoka yra, bet tapus 8 žvaigždučių konsultantų, tai yra $10,000 JAV, plus yra komisiniai. Ir viskas susumavus, per tos 7 mėnesius, matote, kad užsiregistravus nuo 3 žvaigždžių, pinigų suma yra $107 281 JAV. Šiuo metu, konkrečiai Lietuvoje, jau yra žmonių grupė, kurie tai daro ir būtent, per tokį trumpą laiką. Čia nėra statistika ar paimta, išties kažkokia teorinė informacija, nes yra žmonių, kurie jau tai padarė. Bet kaip ir minėjau, yra reikalingas jūsų laikas ir pastangos. Įvairios paskatos, tai yra veikiančios motyvacinės programos, tai yra ir kelionės, apie kurias minėjau, tai yra ir piniginės premijos ir plus tie, kas mėnesį gaunami komisiniai. Kas jūsų laukia, kada jūs pasiekėte 8 žvaigždučių kvalifikaciją? Jūs turite galimybę įgyti garbės vardo konsultanto kvalifikaciją, tai yra, matot, bronzinis, sidabrinis, auksinis liūtas. Tai kitaip tariant, tai yra kompanijoje esantis pensininkai. Ką reiškia? Tai yra tie žmonės, kurie savo laiką, savo pastangas skyrė bendradarbiaujant su šita kompanija ir jie po to gauna nuo pasaulinės apyvartos procentų vien už tai, kad jie padėjo Lietuvoje šitą verslą išplėtoti. Pensininkų, mes jau turime Lietuvoje ne vieną pensininką, pati jauniausia pensininkė, dabar, kad nesuklyščiau, Inesai jau yra 40 metų, bet ji dabar yra motinystės atostogose, tai, jinai anksčiau tai padarė. Tų pensininkų Lietuvoje yra, kada jau tikrai galima drąsiai iš to gyventi ir pragyventi. Norėčiau sustoti dar, kad tie žmonės, kurie yra tie garbės vardo konsultantai, jie aišku gauna kas mėnesį būtent lyderystės premiją nuo savo viso tinklo, ar ne, jie gauna mėnesinę garbės premiją. Ir tie specialūs apdovanojimai, kas tai yra? Iš ties tai yra būtent tie tokie piniginiai prizai, konkrečios dovanos, tai yra automobiliai, tai yra jachtos, tai yra lėktuvai, tai yra būtent pinigai, vilai, bet kuriame pasaulio kampelyje. Noriu pasidžiaugti, jog Lietuvoje mes jau turime 5 automobilius. Ir būtent per šią konferenciją gimė Lietuvoje 2 sidabrinis liūtas, tai kitais metais mes jau turėsime auksinių liūtų. Viskas iš ties auga, o tam, kad geresnės ir geresnis gyvenimas pasiektų ir jūsų širdį, tai tiesiog noriu pasakyti, vieną tokį kaip ir paslaptį. Visa tai yra tiesiog padaroma, pasiekiama, sudėliojama, tik tai komandinio darbo dėka. Nes vienas lauke ne karys, taip ir čia, iš tiesų, kitaip tariant, tai yra informacinis verslas, tai yra nauja galimybė užsidirbti mums kiekvienams ir geresnė tiems, tai yra geresnis gyvenimas. Ir aš norėčiau savo pranešimą užbaigti kompanijos įkūrėjo Lydinių Janių žodžiais, kuriuos jisai pasakė per Prahos konferenciją.
jog būkite teisingi, būkite ambicingi. Jūsų gyvenimas yra jūsų rankose ir tik nuo jūsų priklauso, nuo jūsų pasirinkimo priklauso, kaip jūs gyvenate šiandien, kaip jūs gyvensite rytoj. Ačiū Jums už dėmesį ir iki pasimatymo.